ką, sveiki draugai, mes atvažiavome į varžybos, dėja nedalyvausim, o filmuosim jums kontentą, dalyvaus Lukašas, pafilmuosim kaip važiuos Lukašas, gero žiūrėjimo, pasidarykit kavos arbatos, alaus paimkit su čipsais arba dar kažko ir žiūrėkit, nes bus tikrai įdomu, rimti visureigiai ir bus rimta, tikėkime, serija, o jinai bus tikrai rimta. Kol važiavom, atsitiko nedidelis incidentas, bet viską sutvarkėm greitai ir judam toliau. O kodėl tai atsitiko? Nes Lukašas mėgėjas savo patrulį pratinti prie atrabotkės. O atrabotkė jisai nemėgsta, dėl to nusprendė, kad reikia pasikeisti filtrą kūro. Bet lekiam žiūrėti epizodus. Ką tu čia darai? Filmuot video reikia. Palauk, seniai, pasiūlė BMW baltą F31 3.1 dizelis. Sugi savo panai ieškoja balto BMW, žiūrėk, koks gražus. Nu, iš nuotraukų tai tikrai neblogas, gal lekiam pasižiūrėti jį? Tai gal prieš tai pasižiūrėsim, gal internetu kažką rasim? Šiaip jo, yra variantas. Galim pasitikrinti jį per CarVertical. Tuoj gaunu ataskaitą, įsivedu VIN kodą ir pasižiūrim, ar verta jį važiuoti žiūrėti. Tai ką, seniai, turiu ataskaitą, pasižiūrėk, kas čia yra su tuo automobiliu. Yra klastota rida ir turime žalą. Pasižiūrim, kiek yra atsuktų kilometrų. O, seniai, pasižiūrėk. 2024 metais rida buvo beveik 400 000 ir yra atsukta iki 281 000. Čia jau Lietuvoje pasidarbavo. Žiūrim, ką turim toliau. Oi, tai jisai ir 3 avarijas turės. Vokietijoje 2016 metais žalos vertinimas buvo nuo 10 000 iki 15 000. Tai primes, kaip jisai buvo rimtai daužtas. Gerai, kad pasinaudojom CarVertical ataskaita. Ir jums, draugai, siūlau pasinaudoti irgi CarVertical ataskaitom. Čia pridėsime nuolaidos kodą. Su nuolaidos kodu NORMIX gaunate 20% nuolaidą savo automobilio arba kito automobilio patikrinimui. Ir aprašyme irgi yra nuoroda, su kurią paspaudę gausite 20% nuolaidą. Siūlau visą laiką prieš pirkdami automobilį pasinaudoti CarVertical paslaugom, nes patys matot, iš nuotraukų automobilis atrodo geras, tvarkingas, pasižiūrim CarVertical ir jau automobilis dėja yra suklastota rida ir buvęs turėjęs didelių avarijų. Tad negaišinsim saliaros iki Klaipėdos važiuoti. Jo, negaišinsim saliaros, gerai, kad pasinaudojom, naudokitės ir jūs. Tai ką, draugai, šito patrulio bijo visas Vilniaus rajonas, Šerno patrulis su BMW varikliu, su BMW dėžėm ir su labai rimtų tuningu, tiek važiuoklės, tiek amortizacijos ir taip toliau. Žurnaliuga, nufilmuok apžvalgą. Pasakysiu apie šitą patrulį. Tai gerai, apeik aplinkui, nufilmuok ir bus visiems žmonėms aišku, kas čia per aparatas. O toliau paaiškink, ką pavadė. Aš net pats nežinau, kas čia pridaryta pasi, bet čia rimta bandūra. Foxų amortikai, nu čia rimtas dalykas jau. Čia pinigų nežinau, gal 5 štukų investuota. Man tai su tokiu būtų gaila jau važinėti realiai, daužyti. O kaip žmogui yra šaibų, dėl to taip ir važiuoja. Pasižiūrėsim, kaip važiuos iš tikrųjų, bet žinau, kad šio patrulio savininkas, vairuotojas yra, kaip čia pasakius, nesveikio proto. Pasižiūrėk geriausia į jo fenderius. Technologija. Sveikas, seniai, papasakok, kodėl tokia kilo pas tavę idėja padaryti tokį aparatą. Biškį BMW ardau ir draugelis pasiūlė gerą variantą X-Drive, tai išpardavė visas detalės ir galvoju, reikia į trasą paleisti, įrodyti, kad BMS gali važiuoti. Bus šiandien vaizdu? Bus. Nu, tikėkimės, būsi tikriausiai žvaigždė, pati mažiausia clearance'o mašina bus. Nu, ne pati, mažiausia Subarikai dar panašus. Subarikai, tai Subarikai jiegi pat žinai, kur jie važiuoja, niekur jie nevažiuoja. Mes parodysim, kad BMW gali ne tik drifti važiuoti. Gerai. Sėkmės. Ačiū. Ką, chebra, pamenat šitą vietą? O dabar tai jau čia ir vandenuko atsirado.
Pažiūrėsim, kaip čia bus linksma. Judame link pirmos lokacijos – Kalniukas. Kas greitesnis, tas gudresnis. Žurnaliukas, supratai, kodėl visi šerno patrulio bijo? Matei, kaip ant 2 ratų atsistoja galinį. Tokie ant reikalai, na. Oras per pusvalandį susigadino, prieš tai saulutė švietė, dabar pažiūrėkite, kaip sninga. Trasa, šernas liko be turbinų, baudėjas tikriausiai daugiau nebevažiuos. Dabar yra 3 trasa ir žiūrim, ką turim. Labai daug pakalbėti negalim, nes neturim laiko. Bėgiojam, filmuojam, kad būtų gerų kadrų.
trečios trasos įveikė gerai Lukašas, BMSas kaip nekeista gerai iššoko, viską pamatysit ir matėt tikriausiai. O toliau liko ketvirta paskutinė, nufilmuojam ketvirtą ir dar nufilmuojam kaip važiuoja kotletai. Kotletai tai yra prototipiniai visureigiai. Да, ну ты, да, Tai ką, draugai, va tokia va serija iš offroado gavosi, šalta, per visą dieną oras pasikeitė, nežinau, 5 kartus gal. Tai saulė, tai sninga, tai saulė, tai lietus, tai saulė, tai sninga ir taip va visą dieną. Veidas va visas net raudonas, nupustas, žurnaliuga pavargęs, prisibėgiojęs bėlė kiek, bet užtat yra daug įdomių vaizdų. Tad kam patinka, patiko, statykit laikus, būtinai prenumeruokit kanalą, kam nepatiko, irgi statykit laikus, nes stengiamės daryti. Viską darom tik tai dėl jūsų. Turėtumėt ką vakarais arba per laisvą laiką pasižiūrėt, kad būtų įdomu ir būtų gražu. Tad iki sekančių kartų, visiems sėkmės, o mes judam namo.